Lazdynams man ta kaina pasirodė nelogiška. Klausimai tokie įdomus. Žmonėm įdomiau jų klausimai, o ne mūsų sugalvotos temos, taip sakai? Taip. Šiandien bus Q&A laida mūsų. Kokią nuomonę apie projektą sakai? Koks bus sovietinių namų likimas ateityje? Kokią nuomonę turite apie naują Revingio portalą? Ar įmanoma įsigyti turtą iki 150 000 eurų? Man nusišvilpt realiai ant tavo projekto, gal aš matau visai kitokią viziją jo. Jie ateis į tos pačius restoranus, jie ateis į tą pačią teritoriją, jie vaikščios ten pat tos savo šuniukus myždins. Realiai. Nuskau, yra tų variantų, parašykit, Mantas padės, pasiūlys, suras. Mantas arba kiti brokeriai. Nesąmonė. Tai tu laznėlis imtum? Ta prasme, tu čia dabar rimtai ar net filmuojam. Sveiki visi, malonu jūs vėl matyti, malonu, kad vėl prisijungėte į mūsų tinklalaidę. Ar žiūrėjote praeitą mūsų podcastą, vyrai? Tu čia mūsų klausi ir žiūrėjau. Tai pradžiai jūsų, ar jūs peržiūrėt savo podcastą? Mes jau taip stipriai savęs nemylim, kad žiūrėtume. Taip nemylim, ne? Mes prisimenam, ką aš nekėjom tam podcast'e, tai turbūt Bet nėra. suprantu iš klausimų, kad tu žiūrėjai. Ne, šiaip irgi kažkaip savo visų Ar žiūrovų komentarų, kad ant manęs važiuoja, žiūrėjai? Žiūrėjau, kad ant Arūną važiuoja, tai tą mačiau, bet šiaip smagu, kad... Tai aš tą progą tave pertrauksiu. Šiaip smagu, kad komentuojat, kad žiūrit. Praeitą podcastą irgi nemažai komentarų buvo ir daug klausimų gavom. Kas irgi labai smagu, nes sakėm, kad šiandien bus Q&A laida mūsų, kur gvildensim jūsų visokius įvairiausius užduotus klausimus. Tai labai smagu, kad jų turim nemažai šiandien, tai pabandysim viską ir aptarti ir apšnekėti. Tai pradžiai spaudžiam like, subscribe. Jo, tai... Nusiuskit draugui nuorodą, nes tikrai bus naudingų tų klausimų ir, manau, naudingesnė. Tai kiek darom, esam anksčiau darę irgi Q&A podcastų, tai daugiausiai žiūrimumo susilaukia ir susidomėjimo, tai reiškia žmonėm tie žemiški klausimai tokie įdomus. Žmonėm įdomiau jų klausimai, o ne mūsų sugalvotos temos, taip sakai? Taip, būtent. Nes matyt, jiems įdomu, ką atsakysim, ką pakomentuosim ir panašiai. Tai ir kolegos mūsų mums rašė, tai iš tikrųjų, ką Instagram'e buvom pasidalinę, tai vienas iš pirmųjų klausimų buvo, kada jūs tai žvejot. Bet irgi iš Justino gavom klausimą. Tai tokie irgi klausimai įdomus. Tai žvejyba bus, nors šiemet labai nusikėlė į žiemą, bet manau kažkaip gal išvažiuosim. Tai va, o dabar ką, važiuojam tada prie klausimų. Jų buvo, kaip ir sakiau, šiandien nemažai. Tai kažkiek paėmėm klausimų ir iš mūsų elektroninio pašto, nes gavom ir elektroninį paštą klausimų, ir iš YouTube'ės. Tai iš esmės vienas iš pirmųjų klausimų, čia dar iš 70 serijos, nes jau minėjom, kad bus podcastas, tai buvo Tomo Tamulio užduotas, tai vat turiu sodo namo Pavilnyje, renovacijos projektą turiu, galvoju ar pardavinėti dabar ir pirkti butą nuomai, ar laukti pavasario, kai kainos turėtų kilti ir statybos darbus geriau pradėti pavasarį naujam šeimininkui. Tai va, tai ką ponui Tomui galim atsakyti. Aš manyčiau, jeigu jis žiūrėjo mūsų praeitą seriją, tai turbūt jam turėtų nekil gal klausimą, ar jisai turėtų parduoti dabar ir pirkti tą butą nuomai dabar, nes tikėtina, kad kitais metais nupirkti butą nuomai bus dar sunkiau, iš esmės turės sumokėti daugiau, o ar jo sodo namas tas renovuotas, rekonstruotas, ar kurisai gal tiesiog parduos su projektu, nemanau, kad ta vertė turbūt iškils tiek, kiek, sakykim, tie būtų. Reiktų labai skaičius pasižiūrėti, kiek kainuos pinigų ta renovacija, kiek jisai dabar galėtų dabartiniai stadijoje kainuoti ir po renovacijos, kas ten galėtų. Bet jisai, aš suprantu, jisai renovacijos neplanuoja daryti. Jisai neplanuoja daryti, nes jisai tik tais parduotų su projektu. Su renovacijos projektu. Tai tas, žinai, tas renovacijos projektas, kitiems sakys, man nusišvilpt realiai ant tavo projekto, gal aš matau visai kitokią viziją jo.
gal aš tą visą sodo namelį tiesiog versiu lauk ir statysiu iš naujo. Tai... Jo, tai kiti irgi žmonės čia, kurie galvoja, kad va, turiu namo projektą, parduodu su namo projektu ar su namo renovacijos projektu, galvoja kaip ir labai didelis pliusas, bet iš tikrųjų, jeigu tavo ten tas namas suprojektuotas yra ten 300 kvadratų ir ten su rūsiais ir su nereikalingam kažkokiam patalpom, kitam žmogui galbūt ten tam sklype būtent reikės tik 100 kvadratų namo, nu, tai tavo tas pliusas jam kaip ir minusas tampa, nu, jisai kaip ir net nereikalingas. Tai verdiktas būtų, kad pardavinėti dabar? Verdiktas, manau jo, jeigu tu turi tą projektą, aišku, faktas čia vėlgi su tais namais yra kita medalio pusė, ypatingai čia žiūrėkit rašo sodo namą, tai čia greičiausiai bus sodo sklypuose ir panašiai. Tai ar sodą pardavinėti lapkričio, gruodžio mėnesį yra geras laikas? Nemanau. Kadangi pavilnys, tai kadangi valoma, prižiūrima ir panašiai, tai manau ten esu pavilnį pardavęs ten sodose tikrai ne vieną namuką, tai susidomėjimas labai didelis vyksta iš esmės. Jo, tai... Bet sezoniškumas vis tiek jaučiasi labiau pavasarį būtų geriau. Kažkiek taip. Nu čia pavilnys, žinai, čia žmonės pirks nuolatiniam gyvenimui, ne tik taip vasarai atvažiuoti ir panašiai. Tai manau, tokiu atveju dzin. Jeigu tai būtų grinai tokia lokacija, kur čia žmonės atvažiuos savaitgalius praleisti, tada jo, pavasarį bus geriau, bet pavilny čia žmonės pirks nuolatiniam gyvenimui. Nu tai gerai, judam turbūt toliau, ar ne? Tai aš gal prie antro klausimą perėsiu. Kokią nuomonę turite apie naują Revingio kvartalą City Space, kuris šiuo metu yra statomas? Lubos žemas 2,7 metro, išorės sienos surenkamo gelžbetono, kvadrato kaina irgi nemaža. Tai ar gera lokacija plus ateityje numatomas Akropolis atperka kai kuriuos niuansus? Ar jūsų nuomonė tai yra geras variantas, ar geriau siūlytumėte kitą vietą? Ačiū. Mes šiaip apie Revingį turėjom daug šnekėję ir daug kalbėjom ir aš irgi išsakiau savo nuomonę ir buvau irgi tam projekte ir buvau netgi išsirinkęs ir nusižiūrėjęs tam tikrus butus, galbūt kuriuos norėjau ir pirkti, bet mane irgi labai atgrasė tos žemos lubos, kai tu perki premium klasės butą ten už tikrai solidžią pinigų sumą ir panašiai, ir tu gauni 2,70 lubas, kur tu susidedi rekuperaciją lubas ir to lubos lieka 2,55 kokie. Nu tai aš nežinau, ar tai yra premium klasė ir ten premium segmentas ir man labai pasirodė visi namai ten suspausti, sugrūsti, labai tarpai arti vienas kito, aišku, ten tam tikrus butus, kur žiūrėjau, tai ten iš viso atrodo už 15-20 metrų tu kitą kaimyną matai. Tai iš esmės man ten nekvepėjo kažkokia labai... Kartelė buvo labai aukštai užkelta, nes pati vieta kažkiek įpareigoja, kad jisai būtų prabangus projektas, kokybiškas ir panašiai. Bet nežinau, gal čia turėjo įtakos statytojai tai, kad jie iš brėžinių labai daug pirmą etapą prisirezervavo, realiai viską išrezervavo. Ir tuomet galbūt pradėjo toj stadijai taupyti, aš neįsivaizduoju, bet tikrai labai kaip bent jau mano nuomonė. Aš ten manau gal vienintelis tas, kas ten turi pirmoji eilėje į upę, tu atvažiuoji, tu matai upę, faina, smagu, fasadai ten tikrai atrodo kokybiški, viskas gerai. Neatsimenu dabar tiksliai, kuris ten tas City Space ar koks ten etapas yra, bet pats pirmas prie Vingio parko aš tam etape buvau, tai man laiptinės labai nuvylė. Labai prastas laiptinių rengimas, labai duris tokios labai pigios sudėtos buvo ir panašiai, tada aš iš karto pasidalinau šitą informaciją, kad man nepatiko. Nežinau, kaip sekančiuose etapuose buvo, bet aš ten ir vadybininkai pasakiau, kad man labai nepatiko. Čia turbūt dabar kalba apie tą trečią etapą, kurį dabar baiginėja. Čia tas pats naujausias. Nes ir klausė dėl to surenkamo gelžbetono, tai iš esmės, ta konstrukcija su ją, aš manau, viskas gerai. Viskas gerai. Tarsi čia visa kita yra gerai, ten tas Akropolis, gal ten vėl atidės, dabar ten vėl yra turbūt neiškumas, tebūnėtų, tas Akropolis bus, nebus. Aišku, jeigu ten viską įgyvendintų, tikrai būtų daug geriau nei dabar, kad ten yra tiesiog toks biški... Bet jūs matot kaip privalumą, kad Akropolis ten pasistatyti? Aš tai irgi norėjau tą biškį papanuoti. Jūs matėte to naujo Akropolio projektą? Jisai nebus kaip tas pirmasis Akropolis ant Šeškinės kalnų. Kažkada mačiau. Tai jisai ten su... Ten vizija kaip su kemeliais. Su kemeliais, kur tu realiai vaikštai kaip ir atviram lauke, kažkokia dalis bus uždara, bet bus tokio open space'o iš esmės išoriai. Tai tas projektas jisai gražus ir jisai kai įsigyvendintų, jisai to, žinai, net kažkiek gal primintų
kažkojo gal paupio, užsienio, kur daug augalijos, kažkokios parduotuvėlės, restoranai, žinai, yra tuose kemelius, o pačioj gal ten yra visiškai prekybinės patalpos ir tada parkingai. Tai jeigu tokia idėja, tai aš manau gerai, ta prasme, ir bus didelis pliusas šitai lokacijai. Bet, žinai, jeigu čia būtų tiesiog angaras pastatytas su didžiulė stovėjimo aikštelė, tai... Su antžeminiu parkingu. Akropolis gal ir viskas gerai ten bus, bet sakau, man pats tas visas apstatymas, tikrai mes jau šnekėjom ten, nežinau, keletą laidų atgal jau apie šiaurės miestelio tą visą apstatymą ir panašiai, tai kam, tu darai ten tos 7, ten 8 aukštų pastatus, bet kam juos statyti, ta prasme, kas ten 20-30 metrų atstumu ir ten viską sukišt. Tada ten vieną namą irgi, pasižiūrėjau, ten į kitą pusę langai išeina, gal čia tipo kaip ir, į upę jau ten daug iškas išrezervuota ir nėra, žiūri, gaudai kažkokį kampą į kitą pusę. Tada sako, jo, čia kaip ir matysit, bet čia, už kokių 30-40 metrų bus statomas komercinis pastatas, kuris irgi aukštas ten bus pastatas. Ir įsivaizduok, visas bus stiklinis ir visi, kas sėdi biure, jie žiūrės į tavo langus. Ir bus galimai tokių, kur dirbs vos ne visą parą ten tuose ofisuose, žinai. Tai, nežinau, man tai ten kažkaip... Manau, mes tą daug aptariam. Tas projektas gavo daug mūsų kritikos, pavadinkim taip, būtent dėl tų žemų lubų, dėl užstatymo tankio. Tai iš esmės, manau, jiem labai didelę konkurenciją daro projektai kitoj upės pusėje, bet apie juos mes turėsim klausimų vėliau. Gerai, kokį balą rašot Revingio? Man irgi 6 sukosi galvoje. Jeigu kaina, viskas ir panašiai, 6-7 aš sakyčiau. Ta prasme, 8-9. Tai kadangi šitoje vietoje esam, šitoje lokacijoje, tai galim gal tuo pačiu ir aptarti, kur panašus klausimas buvo, kokią nuomonę apie projektą sakai ir apskritai tos vietos perspektyvos 5 metų laikotarpėje. Gal galite palyginti Lazdynus, Lazdynėlius ir tą naujai formuojamą rajoną aplink Nerį. Sakai, aplink Litexpo, Optimist projektas, Revingis ir panašiai. Kur patys rinktumėtės būstą, jeigu jums tiktų ta miesto pusė? Apie Sakus jau mes kažkiek šnekėjom irgi taip pat, bet galim pasikartot, kad viskas ten labai gražu, viskas ten labai gerai. Kaip turėjo Revingis galbūt viską projektuot. Aišku, aš suprantu, jeigu tu ten leidžia statybos 9-8 aukštus, tu ir kali tos 8 aukštus, bet Sakus, jeigu palyginus, kaip turėtų būti, ta prasme, nedidelis aukštingumas, atstumai išlaikyti tarp namų, vaizdai, ta prasme, ten vieni mišką, kiti upę, į vidinius kiemus ir panašiai. Nėra to tokio kažkokios sąsgrūdžio. Juos įpareigojo jau tos vietos aukštingumas, nes ten dominuoja vienbučiai, dvibučiai toj lokacijoje, bet kur jie dabar stato tą kitą etapą ir kur yra Sakų vilos. Jeigu žiūrėt, tai ten jau yra biški kitoj lokacijoje, arčiau Neries Ardai, kur buvo projektas. Jo, bet nebus 9 aukštų ten. 9 nebus, bet jie bus 6 jau, gal net ir iki 7, bet turiuomenį jau toj vietoj jau įsiskirs, žinai, su to aukštingumu ir tas tankumas jau bus kažkiek didesnis. Bet kalbant apie pirmą etapą, tai manau, kad viskas gerai ir mūsų, kaip pasakyta, nuomonė buvo, kad turbūt mini paupys gausis. Čia klausim nuomonės tarp šitų 3 projektų, kurį projektą rinktumėmės. Mes pradžioje gal tik apie Sakus kažkiek pakomentuojant, dar tai ką aš ir pasakiau iš karto, ta prasme, Sakus, nes irgi tą projektą buvau, lankiausi, žiūrėjau, gilinausi, kainos pradžioje buvo labai, ta prasme... Atrodė per didelis. Ta prasme, 6 už kvadratą, iš karto dar tik tai pamatams esant, sorry, bet visgi čia Lazdynai, ta prasme, neturėtų tokia kaina iš karto būti. Aš suprantu, taip, tu ten į pastatai suformuoji kažką, pateiki gražiai, jau kažkas yra, tu gali jau kaip ir prašyti. Dabar, jie važiuojant to, taip, mes padarėm paupį, mes esam, kaip ir fainai, čia greičiausiai irgi tas pats bus ir ant to žaidžia čianai. Ir, jie sėkmingai, aišku, išsirezervavo labai daug būtų iš esmės. Tai, man šiaip keista buvo, kad už tokias kainas ten žmonės rezervuosis. Gal labiau ant lūkesčių viskas važiuoja, kad... bet ar nebus... Būtent bus paupys, žinai? Nors mastas tikrai net netoks kaip paupio, tai automatiškai jau nebus kaip paupys. Žinai, ten jie planuoja, kai ten sporto klubas. Turiuomenį, visko bus mažiau. Žinai, paupy yra labai geras traukos objektas, tas
Paupio turgus, ar ne, kur yra food hallas, kur tu ateini ir ten leidi laiką, yra šalia kino teatras, ten po to sporto klubas, nu toks, kur ir žmonės ten važiuoja, būna ir ten fainai ir smagu. Čia, jeigu bus tik tai ten, kaip pavyzdys, sporto klubas ir pora kavinių ir ten, nežinau, kažkokią mini parduotuvėlę, nu, net nebus tokio vaibo, pavadinkim, nebus tokio traukos irgi objekto šitoj vietoj. Kas man dar įdomu buvo, kad jie vos nestartavo tokiam kainom, kas vos ne šiai dienai Paupy, tu ką gali nupirkti 6 000 už kvadratą. Taip, taip. Tai Paupys jau turi tą vardą, jis turi jau susikūręs, turi, vat, kaip ir sakai, tuos food hallus, turi tuos jau, nežinau, ten restoranus, kavinės, sporto klubus ir panašiai, jau viskas yra sukurta ir plus Paupio vieta, aš sakyčiau, lyginant su Lazdynais, visą pagarbą Lazdynams. Lokacijos, tai. Lokacija irgi žymiai geresnė. Tai, man va čia kaina prasilenkia. Projektas 10 balų, bet, kaina aš... Bet gerai, tai neužstrikim turbūt ties sakais, nes klientė, žiūrovė, Roberta Kriaučiūnaitė. Iš esmės, va tos visos vietos perspektyvos, nes yra Optimisto projektas, ar ne, kuris stato, yra sakai, yra kitoj pusėje yra Vingis, tada yra tos sakų vilos, kitas etapas. Ir, tai vat, kaip jūs vertinat, kaip čia, dar Lazdynėliai, turbūt, ar ne, čia parašė. Tai vat, kas įdomiausia ir yra, tai vat, kalbant dėl to pačio Optimisto, ne, labai daug čia dabar visi kalba apie Optimistą ir mes, beje, dar klausimas kažkur buvo apie Optimist projektą, tai čia gal net... Tai perėsim po to sekantį. Tai iš esmės... Va ten, sakyčiau, kaina, jinai tokia jau pakankamai reali. 3,5 už kvadratą, 3,6. Optimisto kaina, va, sakykim, tai vietai, nauja statyba. Visiškai neoptimistinė, realistinė. Visiškai realistinė kaina. Ir ką mes dabar turim? Optimistė, ten, nežinau, už 300 metrų gal, ne, nuo sakų kaina yra 3500 už kvadratą. Sakuosi yra, aš ten 6000 gal šiek tiek perlenkiau, bet 5900 pačioj pradžiai buvo būtas įsirinktas. Bet čia buvo būtas viršutinis su terasa didžiulė. Bet čia buvo pats, kai jie tik startavo ir kurie grasino, kad pakelsim kainas po mėnesio. Tai iš esmės tas kainas jie turėjo pakelt. Tai greičiausiai ir bus dabar 6 už kvadratą. Tai, skirtumas, nemažas, matot. Visgi 300 metrų, taip, su visa pagarba, sakai, Optimistas, tai projektas aukštingumas, tankis galbūt ten didesnis bus, čia gal upė arčiau ir panašiai. Bet tie patys Optimisto gyventojai, jie ateis į sakų gyvenvietę. Jie ateis į tos pačius restoranus, jie ateis į tą pačią teritoriją, jie vaikščios ten pat tos savo šuniukus myždins. Realiai visoj toj teritorijoje dalyvaus. Žinai, man Optimistas primena Paupį ir Markučius. Tai čia yra sakai ir Optimistas. Tik tais, kad Optimistas yra dar gerokai arčiau, nei yra Markučiai nutolę nuo Paupio. Bet kai įsivystė Paupys ir kaip Markučiuose, tada kainos irgi to pačiu iškylo. Tai čia žiūriu iš esmės, kad turbūt bus panašus scenarius. Kad iš esmės, kas ten galimai perka Optimistą, čia mes labai gerą reklamą, gal Realko mums nesmokėjo, bet gal sumokės šitą reklamą, bet kas ten perka, aš manau, jie išloš. Gal, kaip pasakyt, labiau net kas perka kažkokį paprastesnį variantą sakuose. Labiau yra perspektyvos pakiltim kainoms, būtent Optimisto projekte. Tai gal dar tą laidą biškį neišleisim, gal reiks pasižiūrėti, Optimistą būtų, gal yra likę, ne? Dar yra. Tai bet šiaip turbūt visos tos lokacijos labai gerai, šita lokacija tokia gyva taps, nes anksčiau tokia atrodė, žinai, važiuoji, ten kažkokios... Taip, tas Litexpo, čia kartingai, ten dar kažkokia buvo parduotuvė, man atrodo, tokia... Apmirus ta zona buvo. Jo, tokia apmirus, tokia, žinai, tokia pusiau kažkokia pramoninė, sandėliavimo kažkokia atrodė. Dabar atsiras gyvybės, atsiras žmonių judėjimas. Tik reikia nepamiršti vieno tokio didelio dalyko, jeigu lyginant Paupį ir Sakus, ar tą patį Optimistą, kad Optimistas ir Sakai yra prie labai triukšmingos gatvės. 1000 šitas žiedas ir tas pravažiavimas, ten yra labai didelis rautas mašinų, ten pastoviai, ta prasme, ūžia mašinos, ten pastoviai kiaurą parą yra eismas.
Nu ir ten, ta prasme, švarumo, ar kaip čia pasakyti, oro tarša, ar tas, nu, visas dalykas, plus atsiminkim, kad ten ir kaminai dar matosi, netgi garuoja visiškai šalia. Bet žinai, pas mus kokio dydžio miestas yra, tai čia to užterštumo, manau, taip, bet čia laikyti su kokiu Stambulu ten. Bet čia kas įsivaizduoja, kad gyvens Sakuose ir girdės paukščiukus, čiulbėjimą ir jie, nu, ta prasme, kaifuos, kaip ten, nežinau, miško ardo ir kerų kerai, kur iš tikrųjų viskas yra miške. Nu tai čia tokio, žinai, kaip ten jie, sakai, reklamuojasi kaip kurortas, man atrodo, ne? Pirkite pas mus čia kaip kurorte, bet kažkas tokio, aš reklamas mačiau. Tai, nu, taip, gal kaip kurortas, bet, nu, mašinų bus. Nu, žiūrint, koks kurortas, neaišku, kokie jie kurortų turėjo menį. Tai gerai, kurį rinktumėtės klausę projektą? Aišku, Sakus. Jo, tai ne, šiaip, nu, čia net nėra ką, žinai, ir sakyti, aš tą patį Sakusą žiūrėjau ir pats gyvenimui, ir aš pats ten norėjau gyventi. Tai man ten patinka. Tai ir mes prieš Aibų nesapidžiugazdino 5-9. Bet va, apie ką aš ir kalbu, man ta kaina pasirodė nelogiška. Lazdynams man ta kaina pasirodė nelogiška. Ta prasme... Jeigu tu neskaičiuoji biudžeto, tai tada tu įmi Sakus. Bet jeigu tu vertini racionaliai, turbūt gali ir tu neįmi ten pačio topinio geriausio buto, ta prasme, Sakuose už ten 600 000, ne? Žiūri kažkokį gal 2, pavyzdžiui, arba 3 kambarių butą, nu tokį vidutinę lygą. Tai turbūt logiškiau būtų pirkti visgi Optimistę, sutaupyti ten keliasdešimt tūkstančių eurų, su tikimybė, kad tau kaina kils daugiau nei Sakuose, o daugiau visą kitą tu turėsi labai panašiai iš esmės. Žodžiu, investuotojams tai tikrai Optimistą turbūt, savo gyvenimui sakai, kur gali jeigu neskaičiuoji biudžeto. Bet žinai, vis tiek dauguma atsiremia į kažkokias, nu dauguma vis tiek turi biudžetą. Jo, bet yra kas iš pažįstamų ir draugų pirko Optimistę gyvenimui savo. Pavyzdžiui, tu gali pasiimti viršutinį butą su vaizdu, ten nežinau, į mišką, su terasa kažką. Tu sumokėsi ten už jį 200 000 mažiau, bet tu gyvensi kaip kurorte. O Sakuose tu sumokėtum 200 000 daugiau už tai, kad tu tiesiog turėsi mažiau kaimynų, gyvensi maža aukštį statyboj, bet tą pačią visą zoną naudosis visi. Nu, tai nežinau, toks... Aš būsiu nepopuliarus šito klausimu, man tai šita vieta visiškai svetima ir aš jos nesuprantu. Palauk. Man nesąmonė tenai iš viso atrodo. Tai tu laznėlis imtum? Ta prasme, tu čia dabar rimtai ar nesfilmuojam? Ja, rimtai. Tai va, tai... Tai tu čia iš vis nelystum ir nekištum kojos? Aš nelyščiau čia, jo. Gerai, investicijai nupirkčiau, jo, Optimistę nupirkčiau investicijai, bet savo gyvenimui, nežinau, man už Lazdynus mokėti tokius pinigus. Nu tai apie ką mes kalbam, 30 minučių jūs, tai mes kalbam, kad kaina atrodo nelogiška. Jo. Ok. Tai va. Gerai. Bet tu tik tai dėl kainos, ar tu šiaip tau? Ne, jam šiaip rajonas nelimpa. Ir rajonas, ta prasme, nu ten, jo, gal po 3-5 metų atsiprašysiu ir sakysiu labai fainai čia viskas, kai įsigyvendins ir infrastruktūra kažkoje atsiras, bet dabar tai man ten dar toli iki gyvenimo tenai. Gerai, tai dabar pabaigiant šitą dar klausimą, e-mailę mes buvom irgi klausimą gavę žmogaus, kuris irgi sakė, kad pastaruoju metu, matant projektų kiek ir mastą, labai domint pradėjo projektai būtent Vilkpėdė ir šalia, ką manote apie didžiausią projektą Optimistai, ką tik šnekėjom. Na ir patį vystytoją, kaip matot, galinti sėkmingai gyvendinti tokį projektą. Tai pabaigiant apie vystytoją Relko, vystytojas vienas iš, top vystytojų 10 balų. Nežinau. Tikrai gerai, kur ką darė, viską tikrai gerai padarė, laiku. Ne, bet esmė, kad darnų padaro geriau. Mes turim, žinai, projektai biški kitokio kalibro. Tai, bet klausimas dėl ko kitokio kalibro? Gal, kad daugiau ir patį projektą biški investuoja, žinai, toks... Patys projektai masiškesni, kaip sakant, jie ir prabangesni. Nežinai, kaip laiptynės padaro ir taip toliau. Toks, aš skaičiau, duočiau 10, Relko 9, stiprus labai 9, nes tikrai... kiek statė, pastatė gerai. Bet jau projektų lygis, jie segmentai. Taip, jie vidutinį segmentą taikus. Ir ir čia klausimas galvo, kaip sėkmingai galinti gyventi tokį projektą. Tai aš manau, jį sėkmingai ir gyvendins, atitiks viskas, kaip yra ir panašiai. Ir tada sekantis jau klausimas to pačio žmogaus, jisai adresuojamas jau čia konkrečiai būtų Justui, nes jisai ką tik pasakė, kad jam šitą vietą kol kas ne.
Kaip jūs tai tu įsivaizduoji tas vietas po 5 ir 10 metų, žinant, kad šalia greitai statosi sakai, Group Invest būsimas projektas, patvirtintas neužilgo Užvingio tiltas, apie kurį mes kaip tik nepasakėm, Business Garden ofisai, kitoje pusėje statomas Revingis ir vis nukeliamas Akropolis. Iš mano pusės tai atrodo labai nuvertinta vieta, vis dėlto infrastruktūra kaip ir nebloga. Šalia gamta, susiekimas, neskaitant rytinių kamščių, tikrai geras atstumas iki centro, taip pat kokios jūsų nuomonės. Tai va, dėkoju už atsakymą ir kantrybę ir labai įdomias laidas. Čia iš e-mailo buvo. Čia iš e-mailo buvo klausimas, bet vat, ką tu manai apie šitą vietą po 5-10 metų, kaip tu įsivaizduot? Žiūrovas klausė ir sako, mano nuomonė, kad sako nuvertinta vieta. Tai nuvertinta vieta įdomu kalba apie finansus ar apie pačią emociją. Jeigu finansiškai, tai visiškai jinai nenuvertinta, nebent nuvertinta per brangiai. Bet apie lūkesčius, tai nežinau, po 5, sakyčiau, gal ne, po 10 galimai visai ten faina bus. Aš manau, ir po 5 bus, jau visi bus projektai pabaigti. Aš manau, čia mes gal pagrindinio dalyko to ir neakcentavom tilto į Vingio parką. Ką tu apie tai, Rūnai, galvoji? Man jis nėra pagrindinis dalykas. Čia kita pusė. Ne, jisai bus ten šone, kad tu per tiltą pereitum tiesiai į Vingio parką. No. Bet man jisai nėra esmė. Realiai, kiek ten to tiltų žmonių vaikščios į Vingio parką? 8%. Aš tiesiog šaunu, 8% skaičių. 8% visų gyventojų vaikščias į Vingio parką kiekvieną dieną. Aš manau, daug kas ten perkančiųjų, būtent ir galvoja apie Vingio parką ir galbūt irgi mintis yra ta, kad sportuot, su dviračiu važiuot, tu į centrą gali nuvažiuoti su dviračiu iš tenai tada. Ne, bet aš manau, kad tai nėra kažkokia labai, kaip pasakyti, deal breakeris šitoj vietoj, kad tas tiltas bus ar nebus. Iš esmės, taip jisai bus labai fainai ir labai naudinga ir bus tikrai gyventojų, kaip tu sakai, su dviračiu, tau pasiekti miesto centrą bus labai patogu, tau nereikės važiuoti per tą tiltą ir rizikuoti, kad tave 3 fūras nutrenks. Tu tiesiog per Vingio parką. Fūrų tikrai bus. Taip. Ne, ir šiaip vien Bolto tiem paspirtukininkam kaip gerai atvažiuoti bus. Nes tu dabar įsivaizduok, jie važiuoja per tą visą... Maždaug maistą tau pizzą atveš 10 minučių greičiau. Ja. Bet esmė, kad tiesiog šita lokacija, jinai keisis, jinai iš tos, kaip sakėm, kažkokia neaiški zona, pasidarys gyvenamoji, jeigu atsidarys ten pirmuose aukštuose daugiau paslaugų, maitinimo, visokių dalykų, tai tursime bus gyventojams fainai smagu gyventi šalia, vis tiek, šalia intensyvaus eismo labai, bet iš kitos pusės šalia upės, kur tu ir kažkokios, tokios biškio ramybės gali gauti. Tai ir kadangi čia nebuvo tų naujų projektų, žinai, buvo miško tie Neries ardai. Kažkada turbūt irgi atrodo, kad gana didelės kainos, nors tai buvo vienas pirmųjų projektų, bet irgi sėkmingai išpardavė ir ten viskas gerai ir dabar manau, kas gyvena, jie džiaugiasi, kad padarė tuo metu sprendimą. Neries ardai čia tas 27 projektas, kur buvo? Ne, 16, gal 17. Ten už Litexpo pavažiausiai Kalniuką, kur moteris už milijoną nepardavė savo namuko, kad Neries ardai galėtų prasiplėsti. Bet čia ne apie tai. Tai va, gerai, einam toliau, nes apie sakus jau mes ir apie... Nes iš klausimų kiekio panašu, kad čia dar 2-3 laidas. Gerai, tai dabar greitai. Ponas Pomidoras klausė. Sveiki, gal galėtumėt pakomentuoti namų rinką Vilniuje, Trakų rajone iki 100 kvadratinių metrų. Ar įmanoma įsigyti turtą iki 150 000 eurų? Už dalinę apdailą įmanoma. Jo, Pomidoras Trakų rajone taip. Pomidorai. Aš pasakyčiau taip. Pomidorai. Gal ne pomidorai. Jo, tai dalinė apdaila tikrai įmanoma. Ten žinau, kad yra tikrai pigiai sugebančių pastatyti statytojų. Neaiškios kokybės, ne? Neaiškios kokybės, kur tikrai ūkio būdų stato, kažkaip tai kažką pastato. Aš esu Trakų rajone pardavinėjęs namukus. Ten buvo 90 ir 100 kvadratų. Tai mes pardavinėjom paskutinius namus, pardavėm 105 kvadratų buvo 159, o mažesnis buvo 90 kvadratų, mes pardavėm už 140.
Okay. Na, tai va. Tai jo, dar Tai atsakant. Bet arčiau Trakų jau buvo. Kadangi aš ir pats dabar klientijai ieškau kaip tik šviežiai visiškai namukų tarp 80-100 kvadratų, tai galiu pasakyti taip, kad mes žiūrėjom ir įrengtus, ir dalinės. Tai iš esmės įrengti vaikščiojo 250-300 tūkstančių, kažkas tokio. Dalinė apdaila kažkas nuo 200 iki 250. O taip. Bet čia aš kalbu apie Vilniaus periferiją. Jo, aš nežiūrėjau, mes faktas ten Salininkų tos pusės, Vilkbėdas tos pusės, galbūt Naujosios Vilnios tos pusės ir panašiai. Tikėtina, kad ten yra pigesnės kainos ir jūs ten galėtumėt pigiau kažką nusipirkti. Bet ir nebūtinai, žinok. Galbūt, bet arčiau Trakų galbūt dar pigiau būtų. Aišku, prie Trakų irgi vėl labai priklauso nuo to pačio daikto. Kaip jūs savo, jeigu ten kažkur neaišku kokybė, jeigu kokybė geresnė, gali būti kitaip. Jeigu ten jau net ir už Trakų, kur buvote mano namai, ta prasme, taip galima, dalinė apdaila. Bet jau arčiau Vilniaus, manau, sunkiai. Tai gerai. Sveiki, ar po mokesčių reformos pakeitimų reiks mokėti ant mokestį už viešbučio paskirties tipo butą, jei tai pirmas būstas ir jame registruoja gyvenamą vietą? Reikės. Tarsi nėra išskirta. Tarsi, man atrodo, šiai dienai, kad tai yra tavo pirmas būstas ir tu ten registruoji. Tai tik tai, Bengunskas kažkokia ten antipaleido. Net jie, kad tuos mokesčių tarifus yra numatyti, bet jos po to tam tikrus tarifus nusistato miestas. Taip. Tai Vilniaus miestas, neva jie taikys, sakykime, ten kažkokias nuolaidas, nei kas buvo tie mokesčių tarifai iki šiol. Tai pirmam turtui aišku, kaip ir čia visur, bet ten lietė antrą turtą ir po to, kur yra ne gyvenamosios paskirties, ten polsą viešbučių ir taip toliau. Tai neva, kad buvo komerciniam turtui 1%, tai jie, kad man atrodo gal iki 0,7, o tiem visiems viešbučių, man atrodo, buvo 0,7, tai kad būtų 0,5%. Tai va. Okay. Tai čia labai gal ir nesiplėsim daugiau. Taip, Dubajaus gražus klausimas. Įdomu šiaip šitas klausimas. Kiek Vilniuje gyvens žmonių 2030-aisiais, 2050-aisiais metais jūsų nuomonė? Ir koks bus sovietinių namų likimas ateityje, kad jie nenugriūtų? Man šitas vienas iš įdomesnių klausimų. Tai tu gal net prizą nori Dubajaus šokoladą? Dubajaus šokoladą gal nori? Iki Dubajų nusivežti. Tai... tai gerai. Iki 30 metų čia netiek ir daug liko, tai nelabai yra ką. 5 metų. Tai dabar kas ten, apie 600 tūkstančių, ne dabar gyventojų Vilniuje. Tai šiaip manant, kiek daugėja imigrantų, ir kiek daugėja Bolto visokių vairuotojų. Bet jiem vis daugiau trikdžių yra čia patekti ir išsilaikyti. Tai dabar kalbą reikia mokintis ir panašiai, o dalis jų nesimokins, tai tikrai daug kas atkris. Tai manau, kad iki 30 metų, tai aš sakyčiau, kad plius minus panašus išliks. O ką apie 250? Po manęs nors ir Tvanas, ne? Čia aišku. Manau, prieaugis bus 200 tūkstančių. Čia matai labai priklauso, kaip ir ta geopolitinė situacija čia bus, nes gali būti staigiai minus 300. Tai geopolitinė, šiaip politinė situacija. Žinai, mes turėjom, kur čia kažkurio metu atvažiavo Baltarusių, atvažiavo ukrainiečių iš esmės ir čia, žinai, turbūt gal oficialiai yra apie 600 tūkstančių, bet kalba, kad neoficialiai gyvenančių yra dar daugiau čia Vilniuje iš esmės. Tai žinai, gali būti ir, kad milijoną pasieks Vilnius, ten 50-ais tikrai, čia, žinai, pagalvoju, 25 metai, čia toks skaičius. Žinai, 2000 metais, kiek čia buvo realiai Vilniuje gyventi, turbūt kokie 400. Dar tiek ar buvo? Klausimas, ar tiek buvo. Kaip čia keisis ir gal iš vis Lietuvoje tie maži miesteliai, jie iš vis ten visiškai susitrauks ir visi tik tai suvažiuos, bus ten Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, kaip pavyzdys didieji miestai, ne? Kėdainiai dar liks tavo miestas. Kėdainiai tai visą laiką liks, aišku, pas geriausias. Ir Baisiogalą.
Nes Rheinmetalis instalas. Jo, nu bet nežinau, čia tiesiog gal spėjimas gali būti. Aš manau, kad bus arti milijono. Tai čia hipotetinis Jo, klausimas, čia tiesiog, ką jūs galvojat? Aš galvoju arti milijono. Na, kaip tu tada jausis, tau kiek bus tada metų? Aš optimistiškai Tau galvoju. bus apie 70 metų ir kaip tu tada jausis? Ką aš žinau? Greičiausiai metro gal dar nebus. Nu, nors šiaip Zuokas sakė, kad bus liktas metro, tai gal ir bus metro. Tai va, ir... Zuokas jau bus 90 metų politikas, kur žinai dar su lasdelė. Aš vis tiek pastatysiu. Jeigu būsim, galėsim panalizuoti šitą. Gerai, atsiminsim šitą. Bet tai jūs nepasakėt skaičių. Aš sakiau 800. Ai, o ką tu sakė? Nes plus 200 prie dabar. 30? 50. 50 sakiau apie milijoną. Apie milijoną, ok. Ir tada pabaigiam dar Dubajų atsakyti, koks bus sovietinių namų likimas ateityje. Tai bus renovuoti visi ir viskas. Nu, šiaip daugumą jo dabar renovuoja. Aišku, kai pagalvoji, tie 66, ten 67 metų Antakalnė ir kitur tie namukai jie stovi ir kaip ir kai kurie net tos renovacijos. Antakalnį jie dar kažkaip kokybiškai. Gal ten kažkaip juos suklijavo su kitais klijais. Koralose, Lazdynuose ten kokie 70 ten metų. Merdė biški. 75, 76, nu jie labai blogi yra, tai nežinau, man... Bet blogi iš kurios pusės? Nekokybiški, ta prasme. Nu, renovacija garso izoliacijos nepakeičia, ta prasme. Nu, tai. Vamzdynai, visa kita, nu ten sienų kreivumas, vidinių sienų. Bet namas nesugrius dėl to. Nes Gerai. tie namai, jie jau turėjo būti teoriškai sugriuvę, nes jiems ten buvo, jas buvo statyti 30-35 metų. Vienam bute dujų nuotėkio, kaip matėm. Bet ir tai, visas nesugriuvo, kaip plėtų namelis. Ten tik biški. Palauk, jie statė dabar, ne? Nu, neaišku, kaip ten dabar reiktų. Žinai, Lazdynuosegi buvo ir balkonus ten nukrytas, ne, iš kurio ten aukšto. Žemyn. Aš manau, irgi viskas gerai. Aš tai manau, kad bus renovuoti, gal kažkur ir sugalvotų, kad nugriauti kažkokį ten, žinai, labai, bet iš kur tokius pinigus paimti, kad, žinai, to žmonės kažkur iškeldinti, tada tą namą nugriauti, pastatyti naują ir ką, vėl ten tie gyventojai skils. Nes ta renovacija, man, žinai, kaip pinigų ištraukimas. Supūsi mašina, bamperius ten perdažė, arkas kažkur tai užpakliavo, gražu, bet vidus jisai vis tiek senas ir... Jo, bet dėl... Variklio gumą ten biški tepalų patepė, kad necyptų. Jo, bet dėl ko daug žmonių eina į seną statybą, tai, viską daro, diktuoja nauja statyba, nes naujos statybos kainos, ką tik kalbėjom, jau Sakuose pradedant statyti už 6000 už kvadratą. Tai senoji, daug kas neįperka, tai senoji statybai ten suremontuotas butas, siekia vos ne 3 už kvadratą. Taip, bet tai žmonėms reikia kažkur gyventi, tai faktas, eina į seną statybą, tada tai jie bus tie seniai namai. Kur jie bus? Jo, bet šiaip problema su senu butų įsigijimu žmonėm, nes pasiūlos labai trūkumas yra. Tai čia gal irgi. Jo, čia kitas klausimas. Papildant gal klausimą, ar iki 30 metų bus nugriautas namas, nors vienas ar ne jūs? 30, ne. Ne, okei. O tu, Arūnai? Manau, kad ne. Nebent nugrius pats savaime. Tai gerai, sveiki, padarykite laidą apie statytojus. Kokios rizikos ir ypatumai perkant dar nepastatytame objekte, pavyzdžiui, 26 metais. Kokia praktika yra? Kokios rizikos ir taip toliau. Tai gal čia Antanui tiesiog atsakant, padarykit laidą. Tai čia mes padarysim gal tą laidą... Padarysim apie projektus. Jo, taip nebent trumpai atsakyt, ar čia mes tiesiog gal tą visą laidą padaryt galėsim, gal čia nebūtinai... Tai gerai, bet trumpai, ką mes jam galim pasakyti? Tai pasižiūrėti, ką tas statytojas pastatęs. Jo, kas yra statytojas? Čia yra svarbiausia ir viskas. Pavyzdžiui, kai yra, tas pats Realko kalbėjom, iš esmės, jie pasileido rezervacijas, kol dar neturėjo jokio statybos leidimo. Ir jie padarė ten krūvą rezervacijų. Aišku, ten buvo, tu tik tais 1000 eurų sumokė, kur tavo rizika yra minimali. Bet ir tu žinai, kad tai yra Realko ir ten jisai, nepridarys kažkokių dalykų. Bet jeigu yra kažkoks, kur daro pirmą projektą ir dar gal leidimo neturi ir ten tada jau reikia mokėti avansą, tada reikia pasisvarstyti. Jo, jo įgyvendinti projektą, kaip sekėsi juos įgyvendinti, nes turim ar ne tokių rinkos blogiukų, apie kuriuos esam šnekėję, kur pastato namą, bet dar nepriduoda jo metus ar pusantrų, nes statybos leidimo pasirodė. Tai dabar reikia tiesiog įsivertinti, kad pagal naujus reikalavimus realiai statytojas turės tą namą priduoti 100%, kad jau galėtų tada parduoti. Tai tiesiog
pas visus turbūt yra tie tiesiog terminai uždėti statytojus ilgesni, iš esmės ir viskas. Bet tikėtina, kad padarys viską vis tiek greičiau, nes visi mėgsta saugiai užsimesti ten keliais mėnesius, kaip minimum. Nepamirštam niekada mūsų partnerio Dom Home. Tai visiems primename, jeigu jūs dar ieškote savo išsvajotosios virtuvės, išsvajotųjų baldų, nežinau, ten TV staliuko, komodų, spintos ar mėgamas spintos, tai puikia proga nueiti į www.domhome.com ir pasiskaičiuoti. Yra skaičiuoklė, galite pasiskaičiuoti, kiek galėtų kainuoti jūsų nauja virtuvė, pasiskaičiuoti, kiek jūsų spintos kainuotų. Ir turėsit kažkokią samatėlę ir galite atvykti pasikonsultuoti į Konstitucijos prospektą 18 su vadybininkais apie jūsų naujus Manau, būdus. Geriausia nuvykti gyvai, pasižiūrėti gyvus pavyzdžius, pasižiūrėti demo virtuvės, taip, ten bus su visokiais mechanizmais, pasirinkimais, kaip kokią turbūt spintelę atsidaro, užsidaro, gal net nežinot, kokių yra tų galimybių šiais laikais iš esmės ir tų sprendimų. Pasižiūrėti, išsirinkti ten spalvas, plokštės ir tie vadybininkai pagal jūsų situaciją parekomenduos patį geriausią sprendimą. Pagal jūsų situaciją, pagal jūsų biudžetą, viskas subraižys. Dizaineriai pabraižys, paprojektuos ir turėsit naują virtuvę ir naujas spintas. Tai garantijos taikomos, dirba gerai, virtuvių pavyzdžius matėm, salonė yra nemažai virtuvių. Jo, mes... Ir matom, žmonės ateina, konsultuojas, žiūri, tai veiksmas vyksta. Jo, tai pasižiūrėkit demo virtuvių, jie turi savo salone, tai būtinai kreipkitės į juos ir rekomenduojam. Kestutis Juška klausia, aptarkite miesto centrinėje dalyje senos statybos butus. Kokius aspektus įsivertinti? Kvadratinio metro likvidumas, parkingas, koks potencialas, tendencija šiame segmente, į ką atkreipti dėmesį. Ką jūs, Kestučiui, patartumėt? Man, kaip, pavyzdžiui, irgi keletą komercinių patalpų tekę nuomoti, mažus kabinetukus Gedimino prospekte ir paskambinę nustemba, kad parkingo nėra. Jūs skambinat į senamiestį, ta prasme, ir stebitės, kad nėra parkingo klientam. Taip, reikės paieškoti, vietos. Tai su parkingu, jeigu perkant būstą kažkoje senamiestį yra parkingas, tai manau, čia jo labai ir jis brangus gali būti ir tikrai tas būtas iš karto viršuje pagal prioritetą. Tiesiog reikia žmonėms suprasti, kad mes kalbam visiškai apie centrinę miesto dalį ir jeigu ten tu žiūri, ieškai turto, tau reikia susitaikyti, kad su parkingu bus problematika. Taip. Jeigu bus tai kažkoks naujesnis projektas, taip jisai turės požeminį kiemą, bet jeigu bus kažkoks senesnis arba ten visiškai senas namas, tai arba to kiemo gal net visai nebus, ir tu parkuosi kažkur gatvį ieškosi, arba bus tas kiemas mažiukas, kur ten tilps 5 automobiliai, bet ten kas pirmesnis, tas gudresnis ir nieko kitaip tu nepadarysi. Taip. Čia Kestutis gal daugiau dar klausia, kokius aspektus įsivertinti ir panašiai. Tai faktas, pradžiai gal reikėtų apskritai patį namą pasižiūrėti, įsivertinti, nes įvairių senamiestyje namų yra, tai galbūt yra bendrija, tai aš visada žmonėm rekomenduoju pasikalbėti su bendrijos pirmininku, pasiklausti apskritai, kas yra numatoma, kokie galbūt darbai yra atlikti, nes dažnai žmonės šito galbūt neįsivertina, tai įdomu, ar tas gal namo stogas jau buvo suremontuotas, gal tik tai bus rekonstruojamas ir panašiai, nes įsivaizduok, tu nusiperki senamiestį ten kažkokį būstą, tų būtų ten, aš vieną dabar senamiestį pardavinėjau, ten tų būtų gal name yra kokie 4-5 tik tai. Tai įsivaizduok ten, jeigu visą stogą reikia keisti ar panašiai, tai tie 4 būtai ir metas ant to viso remonto. Bet gal to stogo plotas tada nėra labai didelis. Bet vis tiek kainuos, ar ten sieną kokią, ten, nežinau, reikia pakeisti, ten, nežinau, už siūlės, už dar kažką, ar laiptiniai langus reikia kažkokius pakeisti ir panašiai. Tai aš gal, įsivertinčiau tą dalyką. Dar dažna situacija senamiestyje, perdangos būna medinės ir jos labai girgždančios, kreivos ir taip toliau. Tai tie, kas darosi po to jau kapitalinį remontą, būna, kad ir jas tvirtina, per naują ten daro kažką tai ir taip toliau. Tai čia man tas gerai pasakė, reikia atkreipdėmėsi į namą. Realiai tu
pasižiūri iš išorės, jau to namo stovi, gali įeiti į įėjimo duris. Įėjimo duris, įeini į laiptinę, tu iš karto gali pažiūrėti, ar yra kvapas kažkoks ar nėra, ar yra kažkoks žmogus, kuris tiesiog miega prie laipto ar nėra. Jeigu nėra nei kvapo, nei to žmogus, miega, jau yra gerai. Jau pirmas etapas praeitas. Taip, ir tada aišku, verta atkreipdėmės iš esmės į šildymo sąskaitas, nes kartais senamiesty jos yra įspūdingo dydžio, kartais būna jos labai racionalios ir ten, nežinau, labai nenustebina, bet kartais, tam pačiam senamiesty, pavyzdžiui, 100 kvadratų, vienam bute gali mokėti ten už šildymą 250 eurų, kitam bute gali mokėti 500 eurų. Tai, tiesiog reikia tą paprašyti, paklausti, pasižiūrėti. Šitus dalykus irgi. Senamiesčio žavesys. Jo, ir nežinau, čia dar pabaigiant jo klausimą, kokias tendencijas matom. Tai aišku, senamiesty butai jie visada išlaiko savo vertę. Jeigu ir kristų tos kainos, tai šitas senamiestis, centrinė miesto dalis, aišku, jie kaip ir mažiausiai jautrus būtų tai kainai. Tai kaip ir visada sakom žmonėm, kad centrinė miesto dalis yra jėga. Ten visą laiką trūksta pasiūlos. Pirkti yra norinčių, nėra ką pirkti. Taip, tai jeigu Kęstuti galvoja apie būstą centrinį miesto daly, tai pirmin, manau, viskas yra gerai, tik tai įsivertink tam tikrus dalykus, bet likvidumo, čia irgi buvo klausimas apie likvidumą, tai manau tikrai visada parduosi, visada būstas bus likvidus, svarbu, ne kokia ten palėpė 15 kvadratų. Reikia įsivertinti, nes kartais senamiesty būna tokie, ten dažnu atveju labai netipiniai išplanavimai. Arba palėpės apleistos kokios. Dažnai būna iš didelių būtų atskirti keli būtai ir ten nesąmoningi tie išplanavimai. Taip. Ir aišku, lango ar dar kažkas. Ir aišku, reikia įsivertinti, jeigu būtas bus 4 aukšte, tai tu lipsi kaip į 5-6 aukštą. Yra ką veikti. Yra ir pliusų, ir minusų. Parkingas, lipimas. Daugiau pliusų turbūt nei minusų visgi, bet... Gerai. Motex sako... Tėvai 60 metų nori atsikraustyti į Vilnių, domina Naujamiestis, Žvėrynas, Šnipiškės, 2 kambariai, daugiau nei 5 kvadratai. Biudžetas tėvų yra 250 000, ką rekomenduotumėt iš projektų, nes domina nauja statyba nuo 2010 metų. Siūskiam paieškos sutartį. Ne, tai ką, biudžetas yra tinkamas. Sakyčiau, gal Žvėrynų biškį neįkandamas, gal Žvėrynas buvo dar, ne? Žvėrynas žiūrint, koje Žvėryno dalis, jeigu prie panoramos, tai viskas gerai. Ne, jeigu šeškinės panoramos, jeigu Žvėryno panoramos, kurias vadina. O jeigu šeškinės panoramos? Tada Žvėryno panoramas įpirktų realiai, bet jeigu gryna... Ne, jeigu Žvėryno namuose irgi įpirktų drąsiai, easy. Bet ar čia vadinam tikrą Žvėryną? Čia panoramos Žvėrynas. Ar tu tikrai Žvėryną vadini Žvėrynos namai? Žvėrynas. Tik man tikrasis Žvėrynas, aišku, yra tas senasis Žvėrynas, kur yra už tos Narbuto gatvės. Ne, Žvėryno namuose, aš manau, įpirktų. Ta prasme, 2 kambarius, 6 kvadratus įpirktų, o nežinau, ką rekomenduotumėt, nežinau, man tokia tiesiog iškart pirma mintis Šnipiškės naujasis Skansenas, 2 kambariai, 5 kvadratai, 205 000, labai gali gerą butą nusipirkti. Tėvai... Rinktinės Urban. Šnipiškių Urban. Šnipiškių Urban. Arba prie pat japoniško sodo dar buvo projektas, tik nežinau, ten būtų. Investo? Jo, tik nežinau, ar būtų ten yra likę, greičiausiai gal nebus. Nežinau, ar ten siūlyčiau. Bet gal ir siūlyčiau. Geras brokeris nesiūlytų. Man tai pasiūlys. Jo, tevam apie 60 metų, pavyzdžiui, Šnipiškėse šiaip yra tos japoniškas sodas, išeit, nežinau, pasivaikščiot. Klausimas, jūs tai gyveni šalia japoniško sodo, kiek kartų buvo išėjęs? 2. Žmona ištenta. Šiaip nieko geras to sodo. Matau ir japoniškas sodas. Ką Naujamiestį, pavyzdžiui, ką pasiūlyti, nėra labai kažką? Naujamiestį sudėtinga. Su pasiūlo tikrai sudėtinga. Arba žiūrėti jau, kaip pasakyti, arčiau geležinkelio, kur eina ten kažkur Algirdo Mono, tada Hanerio kažkoks naujas projektas. Bet ten Vilkpėdė realiai. Yra Algirdo gatvė. Taip. Bet čia, žiūrėkit, klausimas buvo nuo 2010 metų, tai gali būti šiek tiek senesnis, tai mes iš karto pirma mintis iš karto apie Smolensko tas gatves ir ten pilna tų būtų. Žiūrėkit, yra tų variantų, viskas gerai, čia kaip labai daug. Mes visų neišvardinsim. Jo, bet žiūrėk, klausimas, ką rekomenduotum?
Tai mes ir pasakėm, ką rekomenduoju. Visi, tai aš pasakiau, ką rekomenduoju. Visi šitie projektai yra verti dėmesio. Linkmenų ežerai tie patys. Na. Nuo 20 metų. Tai tu... Iki 2 PM, tai čia net... Variantai yra va tiek. Jo. Bet ką jūs rekomenduotumėt, klausiu? Ką mes rekomenduotumėm, tai... Ne, kad daug variantų, bet... Šnipiškės. Šnipiškės? Jeigu apie rajoną apsiribo, tai Šnipiškės. Ne, tai gali būti ir Naujamiestis, ten Mindaugo gatvė yra projektų, kurie apie 20 metus statyti ir aišku, ten tik gal reikės kažkiek pasiremontuoti, gali išeiti, žinok, viskas gerai. Tai, aš kaip sakau, yra tų variantų, yra Smolensko statybininkų gatvė, ne, kuri buvo B23 taip. Statybininkų, ten, kokie ten buvo kažkoks. Užkrito dabar. Nuskau, yra tų variantų, parašykit, Mantas padės, pasiūlys, suras. Viskas Mantas gerai. Arba kiti brokeriai. Arba laidos vedėjas. Gerai, Andriucha klausė. Skaityk Andriuchos klausimą. Įdomi laida, dėkui. Q&A. Ar lietuviai vertina senus Stalino laikų butus aukštomis lubomis, storomis sienomis, dažniausiai arčiau miesto centro? Ar vis tik labiau linkę imti naują, nors ten gal ir garso izoliacija prastesnė ir vieta blogesnė. Čia kaip perki savo gyventi. Tai vertina. Vertina. Labai vertina. Ir... Taip. Tai mes jam galim pasakyti taip. Taip, vertina, nes čia labai skirtingi pirkėjai. Tie, kas nori senamiestį, tai jiem tiks ir tos soros sienos. Ir jiems storis dažniausiai, va, čia siena, tu ten turi lubas 3,5 metrų. Ten kartais ir daugiau. Kokią eglę gali papuošti. Ten, aišku, kaip pasakyt, vėl mes ką kalbam, parkingas, sąskaitos išlaikymo, turbūt, kaiminystė ir taip toliau, bet naujoj statyboje tu dažnu atveju tu negausi ten aukštų lubų ir tos autentikos tokios, žinai, nes tėvas stalininiai namai, jie tikrai yra mėgstami. Ir siena, kad 0,5 metro storio būtų. Taip. Minimum. Tai vertina tikrai Andriucha. Martynas Sacevičius klausė. Kas toksai? Martynas Sacevičius. Oi, praleidau šitą, atsiprašau. Aš galiu šitą paskaityti? Ačiū. Gali. Kokia nuomonė apie butą investiciją į Haner Naujamiesčio Vingis? Ar vieta perspektyvi, pats projektas, kiti projektai Naujamiestį? Tai šiaip pastaruoju metu teko domėtis nemažai naujais projektais ir Hanerio projektų dauguma siūlo išsimokėtinai sumokėti pradinį įnašą. Tas šiaip labai geras dalykas yra, nes yra projektų, kurie baigsis po 1,5 metų arba 2 metų. Ne, 15% moki iškart ir net be diskusijų, ta prasme. Tai kai pagalvoju, sumesti tiek pinigų 2 metam, nėra faina ir gal pasitikėjimo šiek tiek nekelia, o tu kai moki ten vos ne kaip tokia paskola, žinai, po 1,000 eurų tam pradiniam įnašui 2 metus, tai... Tai labai paprasta tiem žmonėm, kurie tiesiog neturi to pradinį įnašą. Tu tiesiog, žinai, susiplanuoji, kad tu ten per 1,5 metų įmokas darys ir sumokėsi. Ir, pavyzdžiui, Haneriai dažnai būna ir išėjimo galimybės pakankamai logiškos, ten nebrangios, sakykime taip. Tai va, tai iš tos pusės viskas neblogai. Dabar klausimas. Naugarduko gatvė, Naujamiesčio Vingis. Šiaip toj vietoj dabar daug statosi tų butų, tų namų apskritai. Naujamiesčio 3, Algirdo alėja pasileido. Bet Algirdo alėja biški toliau, bet tas visas tengi tas Tech City parkas, ten visi tie butai yra. Kaitosgi tas projektas dar yra. Čia priešais, ką irgi dar pamačiau, priešais Naujamiesčio Vingį, Situs projektas bus. Irgi. Bet kaip tik kažkuria diena pamačiau. Ten kitoj gatvės pusė, ten nekomercija turėjo būti. Mačiau, kad projektas, tik nepamačiau, ar gyvenamasis, ar negyvenamasis, bet irgi didelis pastatas Situs. Jo, pasižiūrėk, City, nežinau, reklamą mes čia galim daryti, bet tu kalbėk, tas reklamuotis gal pas mus kažkada ateis. Gerai, tai šiaip geras projektas, viskas ten gerai. Projektas geras, kainos geros, šiaip kiek žiūrėjau, apie ką ir kalbėjom, 3,5, 3,6. Ar vieta perspektyvi? Manau, tas galas jisai dabar, kadangi valosi, jisai galbūt kiti žmonės ten tų traukinių bijodavo, bet šiaip viskas tvarkosi, viskas ten valosi ir vis tiek,
kalbėkim kaip norim, bet tai yra Naujamiestis, tai nėra... Naujamiesčio kraštas, jau kaip jūs sakėte, jau vilkpėdami. Bet žiūrėk, mes visada sakom, dėdami skelbimą, ką tu dėsi. Naujamiestis. Senamiestis. Arba Senamiestis. Nes žiūrėk, kitoj pusėje yra Situsas Senamiesčio link projektas. Ką tu dėsi? Naujininkai. Dabar Tyzenhausus pasileido, čia vėlgi kita tema, galėsim kažkada padiskutuoti apie jų prabangų. Tai gerai, net nešnekam, bet Naujamiesčio Vingis, ta prasme, vieta, kainos, viskas gerai. Aš sakau, vieta gera, kaina adekvati, ar vieta perspektyvi, vieta, manau, perspektyvos tas galas turi. Pats projektas ir kiti projektai Naujamiestis. Tai va, apie kitus projektus jau pašnekėjom. Jeigu man visus projektus ten žiūrėt, man Algirdo alėja atrodo solidžiausiai. Bet ten ir kaina bus didžiausia. Kaina irgi solidesnė, bet nėra, kad labai gąsdintų. Nuo Naujamiesčio Vingio neįskirsis vis tiek, ten per 500 už kvadratą tikrai minimum. Taip. Tai žinai, per būtą gali būti 20-30 tūkstančių. Jeigu grinai tik investicijai žiūrėt, aš gal būščiau labiau linkęs Naujamiesčio 3, mažesnė biškė aukštingumas, mažiau tų namų prikištų ir panašiai. Bet nežinau, ar ten nieko nebėra. Nežinau, ar lygiai yra. Bet čia reikalas, čia tavo nuomonė. Tai čia klausiu, tai va aš ir pasidalinu, man tas, o kas tau jūs tai tam kvartalė? Vingis. Kas toks? Vingis. Dėl ko, kad sugrūsta, kad 9-aukščių pristatyta ir kad... Pagrindas dėl to, kad sugrūsta ir 9-aukščių. Okay. Bet šiaip jie labai daug išsipardavė yra ir žinau, kad ten kainos kilo turbūt kokius 7 kartus. Aš turbūt Liepą bendravau su vadybininkė, kur sako, jeigu tu nori rezervuoti, sako, gal davai sutarkim, kad tu rezervuosi kokį rugpjūtį. Sako, man čia dabar ir taip viskas gerai, čia su tais pardavimais, čia planus viršėm. Tai šiaip su Henriu irgi, kiek bendrauji, tai jo, ši savaitė paskutinė, kitą savaitę keliam kainas. Ir pas juos pastoja. Visą laiką. Abulio politika. Šiaip viskas gerai, jo. Toliau einam. Multinoxplode. Čia jau įdomus pavadinimas. Ką manote apie projektą Baltupis? Kokia nuomonė? Dėl investicijos nuomai ir pardavimui 3-5 metų bėgė. Kokios plėtros tendencijos bendrai Baltupiuose? Buvo dar vieno kliento žiūrovo klausimas. Tai aš gal iš karto... Klientą jau įsipėklė. Super, visada puikiai ir įdomi, šaunuoliai. Vienas vedančiųjų užsiminė, kad gyveno Baltupiuose. Kaip tik prie Riomerio stato naujos statybos butus. Kokia nuomonė apie butus, ne kaip investiciją, o kaip į gyvenimą šeimai toje vietoje? Tai Arūnas gyveno, bet neatrodo, kad gali būti per triukšminga, nors pati lokacija man labai patogi. Aš nežinau, ką jis atsimins nuo studijų laikų. Jis ten vis tiek... Tai vienas klausė apie investiciją, tabas menuomai ir po to pardavimui 3-5 metų bėja, kitas gyvenimui savo. Tai gyvenimui savo aš sakyčiau labai gerai šitoj vietoj, triukšminga ten tikrai nėra, nebent tu jums yra vienas etapas ir vienas korpusas Baltupėje, kur yra jau visiškai ten arčiausiai geležinio vilko, tai ten taip gali būti to garso daugiau, bet jeigu tu žiūri šiek tiek toliau, triukšmo nuo to geležinio vilko nebus, daug žalumos, infrastruktūra yra pakankamai gera, kainos, sakyčiau, yra gana adekvačios šitam projekte, tai manyčiau gerai. Nuomai? Pasakote, gal į savo nuomonę, po to aš kaip joptelsiu savo nuomonę, tai pamatysiu visai kitaip. Nuomai, nežinau, aš gal kaip pasakyt, visą laiką mes vėl praeitoj laidoj šnekėjom. Nuomai, gal tu tada žiūrėtum visgi kažkiek dar arčiau centro. Ta prasme, gal tada geriau aš žiūrėčiau Ozo parke, nei čia, kur nupirkti iš antrinės rinkos, kur yra daug verslo centrų ir tau būtų nuolatinis srautas, sakykim, tų nuomininkų. Pardavimui, vėlgi reikia skaičiuoti vertintis, bet manau, kad, kad rengti ir po kelių metų parduoti, kai projektas bus jau pilnai užbaigtas, visi etapai pastatyti, gal ir variantas. Duokiam pasakyti, nes jis to iškris. Jau atsisuko net kėdė. Projekte buvau, aplink projektą važinėjau, aplink projektą vaikščiau, projektą esu gerai išstudijavęs ir išsianalizavęs. Buvau ir viduje. Tai esmė kokia projekto, kad manau jų pagrindinis minusas yra privažiavimas. Tai, bet čia įpratimo reikalas.
Gali pratimo, bet ten pastoviai tą visą ratą per tuos šviesoforus, per ateities gatvę, per Riomerio universitetą. 2 šviesoforai realiai. Jis per 2 kartus neįprato. Per šitus gulinčius tuos kėglius, nes vaikšto pastoviai studentai, ta prasme, pravažiuoti ir panašiai, padarai tą ratą. Tai tau studentai gulintis kėgliai yra. Tada man pasakojo, kad yra išvažiavimas iš karto į Geležinį Vilką, bet po to su administracija pasišnekėjau, kad nėra tokio išvažiavimo ir čia mane... Noras būtų kažkada... Neplanavo kažkada daryti ten tą išvažiavimą. Mane šiek tiek suklaidino, tai tada vienokios tokios mintis buvo, tada aišku, aš 1-2 kartą buvau dienos metu aplink universitetai labai daug šiaip studentų visur ten aplink tuos namus. Ten beje, jeigu pasižiūrėsi, namai statomi yra ir šalia dar toks raudonas, nežinau, fakultetas ten kažkoks yra... Prie pat ir, dieną aš buvau, aišku, ten masė tų žmonių buvo, ten visi rūko, kalba, bendrauja ir panašiai, tai yra tų tikrai žmonių. Faktas, kad kaip ir sakai, gamtos yra, miškelis kažkoks yra, Geležinis Vilkas, kaip bebūtų, girdis. Tai jeigu vėjas galbūt palankesnis, gal negirdėsi, bet jisai kažkiek tikrai girdėsis, nes jis yra visai šalia, o Geležinio Vilko srautą mes žinom puikiai, kaip ten kas yra. Tai vat kainos pagal kokybę namų ir panašiai, aš sakyčiau, geros, nes, tikrai kokybiškai, gražiai pastatyti tie namai, viskas ten tvarkoja ir su jais, manau, viskas gerai bus. Tas pats Realko statytojas, irgi su vystytoju, viskas kaip ir okei. Tai, mintis tokios dvejopos, aš po to pradėjau iš vis galvoti dar tada, kad važiuot laiko prasme būtų tas pats kaip į metų laikus nuvažiuoti. Nes iš esmės tu čia darai lanką, ratą, čia jis yra arčiau projektas, arčiau centro, bet iš esmės laike tu į metų laikus nuvažiuoji per tiek pat laiko. Bet išvažiuoti yra čia daug patogiau. Kodėl? Nes metų laikuose iš visorių tu išvažinėjai, tarsi jeigu į Geležinį Vilką per tą vieną sankryžą, ir kur ten realiai visada tokia jau neteilė gaunasi. Čia gal mes apie piko metų šnekam. Toks, tai žinai, ryte bus piko metų. Aš manau, piko metų galbūt ir čia bus ateities gatvė užkišta. Aš esu gyvenęs, sakau, čia Dilaukio gatvėje gyvenau 8 metus. Kad stovėt čia kažkur, kad išvažiuot, niekada gyvenime, nebuvo, nes vieni kairę, kiti į dešinę ir labai patogiai, tu išsivažinėjai. Aišku, dar tuo metu nebuvo tokios rauto tų gyventojų, bet manau, kad tu čia iš principo labai... Tas šviesoforas gerai padarytas ir ten neužstringi. Ir vėlgi, su tuo atvažiavimu, realiai čia, žinai, tu iš Geležinio Vilko įsuktum, taip, tai tu čia važiuoji 5 minutėm galbūt ilgiau. Ar 5 minutės labai kažką jau pakeičia? Ne, turbūt keičia, jeigu yra arba 20 minučių, arba jų nėra. Turbūt tas jau toks, žinai, atsiranda. Tai... čia gal tas, sakau, kaip sakai, patogumo ir pripratimo dalykas. Gal tu, kad, žinai, Geležinis Vilkas čia pat, bet tu žinai, kad tu jį negali iškart išvažiuoti. O dabar pašnekėjim, kaip tu iš savo namų išvažiuoji. Ne, tai čia yra kitas dalykas, bet čia, kalbėkim apie šitą dabar projektą ir ką apie šitą projektą galėčiau pasakyti. Bet šiaip, kainos viskas okei, projektas viskas okei. Kaip Arūnas sako, investicijai, taip, 2 kambariai, ten 100 koks, įsirengi, ten apie 200 000, nuoma, 700 turėsi, ar tu Ozo parke už 200 000 nupirkęs gerą butą su parkingu 700 neturėtum, tikrai turėtum, daugiau gal net turėtum, dabar Ozo parke beje 2 kambarius už 800 išnuomavau. Dabar tos kainos, galbūt, kaip sakot, geros kainos, normalios, tai dabar gal jos jau pasivijo rinką, bet tada, kai projektas tik startavo, tai atrodė tikrai didelės kainos, bent jau man. Nes jie, manau, startavo didesnėm ir jie po to darė akcijų ir taip toliau. Man atrodo, mes klientų nupirkom gal 2 kambarių už ten 140, tai tu jį įrengsi už 30, sakykim, turėsi už 170 ir tu, kaip tu sakai, už 700 išnuomus. Tai bet jeigu gerai lyginti tą Baltupių pusę, kur Geležinio Vilko atvažiuojam ir ta dešinė pusė, kur Baltupis ir kairė, tai man kairė pusė žymiai vertingesnė atrodo. Palauk, nors ten tas Jomanto parkos yra po dešinę. Jo. Bet tas projektas, kur Galio statė, jisai kažkaip, ar jie labai pigiai padarė, atrodo, labai nykus fasadai tie namai. Baltupis? Ne Baltupis, o kur Galio statė kitoj pusėje.
Bet vat, ką aš išgirdau, kad yra, pavyzdžiui, toksai Cedrono tvenkinys. Ten vat, buvau pats piškom vaikščiau ir pasirodo netgi dauguma Vilniečių net nežino, kad čia vat, toksai yra. Ir ten aplinkui vat, gyvenantys namai ir daugiabučių keletai yra, nu ten superinė vieta, ta prasme, nu, žiauriai, fainai, jauku. Ką tu ten veikiai? Gamtos labai daug ir panašiai. Tai vat ieškojom ten tokios vietelės aplink gamtą, kad gamtos būtų, bet mieste. Tai va, tai tenai buvom. Ir... Cedrono. Su C raidėjo. Cedrono tvenkinys. Tai labai faina vieta. Ir ten namai, kurie stovi, jie, manau, labai brangus turėtų būti. Tai va. Tai tokia ta nuomonė. Jo, tai biški čia išsiplėtėm, bet plėtros tendencijai, nežinau, čia klausia, nu, po 3-5 metų parduot, nu, faktas, visas turtas brangs, tai čia irgi pabrangs, tai manau viskas kaip ir okei bus. Tai va. Deimantės klausimas. Klausk, Deimantė. Taip, Deimantė, klausim. Būtų įdomu... nu tai čia viskas okei. Deimantė tiesiog parašė, kad būtų įdomu svečias iš Kauno, kaip keičiasi rinka Kaune, kokie Kauno miesto ir Kauno rajonai keičia veidą ir panašiai. Tai dėl Kauno ačiū, turėsim mintį, užsidedam čeką, kad reikia pabendrauti apie Kauną ir... Jeigu Deimantė suorganizuoja mum 1000 papildomų subscriberių, mes pamatom per 2 savaitės. Kalbėsim Kauną ir Kauno rajoną. Taip, tai pakviesim 2 žmonės apie Kauną ir apie Kauno rajoną, ne? Jo. Ne, bet šiaip... Jo. Vienas gal bus Visvaldas, o kito dar neskleis. Mintis gera ir kažkada beje mes šnekėjom apie Kauną ir turėjom Kauno brokerį. Tai brokerę. Tiek seniai, kad jau net nepamenu. Man tiek senai, kad jinai dar ir nei vyro neturėjo, ir nei vaiko neturėjo. Dabar jau viską turi realiai. Tai įsivaizduojam, kiek senai. Taip. Gerai. Kęstutis Markūnas. Nuomos grąža manęs nebetenkina. Ką daryti? Su 20 metų atsiperkamumu. Su 20 metų atsiperkamumu ir 4-5% grąža iš investicinės pusės. Klausimas, kokie rajonai ir projektai, kuriuos investavus atsiperkamumo laikas būtų mažesnis minimum 15 metų. Galbūt kokių variantų ieškoti reikia su žiburiu dabar, kai kokios šalis Europoje Sąjungoje dar turi grąžą. Nu, čia kai kur... Manau, kad lyginant su Europos Sąjunga, tai pas mus tas atsiperkamumas dar visai nėra blogas ir nereikia čia taip jau visko sudramatizuoti, kaip sakant, bet, bet Kęstučiui su žiburiu paieškoti reikia tų projektų ir objektų. Net ir viskas priklauso nuo tavo, Kęstutį, finansų. Mes žinom, kad tu, ta prasme, kaip pasakyt, Tu gali turėti ten 10-12% grąžą, turėdamas kažkokį tais nupirkęs srautinį objektą, komercinį ir taip toliau. Bet jeigu kalbėt apie standartinį kažkokį tais butą, tai taip, jo yra grąža ten per 20 metų, ten 4-5%. Bet vėlgi mes praeitoj laidoj kalbėjom, kur tu galbūt gali parizikuoti, nupirkti objektą, kuris yra negyvenamosios paskirties. Kažkas yra galbūt su kažkokia juridika, kažkur naudojimas tvarka nustatyta ir tu turėsi grąžą 6, 7, gal 8%. Mes praeitą savaitę turėjom kolegų pristatymą, ar ne, vėlgi ten projekto, kur vis tokia irgi ten nestandartiniai, mažesni daiktai, kur skaičiuojama kažkokia grąža ten apie 8%. Yra tų variantų, jos tik tais reikia žiūrėti, ieškoti ar ten pasikreiptimus, nereklamuojant, bet... Jo, čia gal tik ir klausia, kokie rajonai ir panašiai, tai čia galbūt ne rajonus reikėtų išskirti, o kaip Arūnas sako, patį projektą, patį daiktą, kad šiek tiek galbūt daugiau rizikų bus ir panašiai, bet tą grąžą galima išspausti tikrai geresnį ir mes kaip ir praeitoj laidoj šnekėjom, 4-5% tiesiog pastoviam gyventojui, nusiperki butą, kaip ir sakiau. Be rizikos. Be rizikos, tu jį paleidi, tu 4-5% gausi ir tu ramiai gyveni. Jeigu tu nori biški ekstremumo gyvenime, tu perki, kaip ir minėjom, kažkokį loftą, kažkokius gamybinius pastatus ir panašiai, studijas, lofto tipo butukus, tu grąžą gauni tikrai geresnę. Galbūt 10% šiai dienai jau pakankamai sunku gauti, ką dar kalbėjom, gal prieš 2-3 metus bet dėl pačių kainų augimo ir panašiai tas procentas faktas grąžos sumažėjo. Bet 7-8% tikrai realu
Galima sugaudyti, taip. Parašyk pono Justui, jisai atsakys, kur galim nusipirkti. Plėris klausė, Euribor, ko galima tikėtis ateityje 1-2 metų bėgė? Plėrių, ne? Dabar ką, Euriboras 2-1, 2-2? Kažkas tokio, ne? Euriboras dabar yra. Taip. Aš manau, jisai pakankamai, kiek čia laikotarpį, metų 2, ne? Aš manau, jisai pakankamai gal stabilus turėtų būti. Nu, neturėtų būti didelių šuolių. Neturėtų didėti, nebent kažkiek dar pakritimas. Koks 1-2 gali būti pamažinimai, manau, bet plius minus. Iki 1,5, ne? Jo. Na gerai, kaip vedančiam gan gerai atsakei. Gerai. Tai va, Gintautas Biliauskas, super, visada puikiai ir įdomiai. Ne, tai čia jau tą skaitam. Tu minėjai, ne? Taip, čia apie Baltupį. Justinas Radišauskas, geras klausimas, Justino, kaip keisis nekilnojamo turto kainos, kai bus pradedama statyti šiaurinę gatvę? Ar verta laikyti būstą iki kol bus pastatyta gatvė? Ką jūs, Justinui, atsakytumėt? Žiūrint, kurioje vietoje tavo yra butas ir į kurią pusę išeina langai, nes jeigu tie langai išeis tiesiai į šiaurinę gatvę, gal tai nėra labai super gerai, bet kalbant bendrai, jeigu tu turėsi butą šalia šiaurinės gatvės, tai manau pliusas, ar tai kiek tai įtakos kainą, turbūt sunku apibrėžti, bet kad kažkiek laikyti dabar tą turtą, būtent dėl to neverta ir jeigu reikia parduoti. Ir ne dėl to, kad čia pakils, jeigu ten nebus prie pat kelio, pakils gal 3%, 5%. Aš čia gal sakyčiau... Aš nemanau, čia tiesiog bus patogumas. Nu, žinai, tu dabar gyveni daugiabutyje, kur yra kažkoks kitoks privažiavimas, bet tu vis tiek gali privažiuoti. Nepirksim buto dėl to, kad jisai arčiau šiaurinės. Nebent dabar iš vis nėra privažiavimo iki savo buto. Aš gal sakyčiau, čia tiem aktualu, kas, pavyzdžiui, turi kažkokį sklypą šalia šiaurinės gatvės ir, pavyzdžiui, galvoja dabar neparduot. Faktas, kad dabar tu parduodamas greičiausiai tiek negausi, kiek tu gausi. Pavyzdžiui, jeigu ten komercinis sklypas, įsivaizduok, yra tau šiaurinė gatvė. Bet čia apie butą kalba. Pažiūrėk, kaip, tai va čia taip sakau, kas būtų, jeigu būtų. Nes, pavyzdžiui, pažiūrėk prie vakarinio aplinkelio, kaip išsipirko sklypai, kaip išsipardavė ir kiek pakilo kainos tų sklypų. Bet čia kalbam apie komerciją iš esmės. Apie komerciją. Arba sklypai vystymui kažkokiam, žinai, daugiabučiam komercijam centram. Jeigu konkrečiai apie butą kalbant, tai... Bet šiaip tai į tą nereikėtų orientuotis. Čia plus dar, mes žinom, ta šiaurinė gatvė čia... Kaip Akropolis. Taip. Ja. Taip, Rokas Stankevičius. Ar įmanoma refinansuotis būsto paskolą neturint paskutinių 6 mėnesių oficialių pajamų? Ar visi bankai į tai žiūrės tiesiog kaip į naują būsto paskolą? Tai bankininkė manau, kad neįmanoma. Tai ką tu bankui parodysi, tu ateini finansuotis ir jeigu bankas paklausys, tai gerai, o tai tavo finansinė situacija kaip pasikeitė? Ne, bet čia gal ne visai mum. Ne, bet čia labai paprastai. Tiesiog žmogus netenka pajamų ir ateina į banką refinansuotis. Tai faktas, kad bankas net nekalbės su tavim. Jo, tai čia logiškai Arūnas sako, faktas, kai Rokui atsakant ir pats esu refinansavęs. Rokai į pirmąjį darbo biržą, tada CV bankas, ieškom darbo ir tada einam refinansuoti. Ne, tai atsakant į klausimą, taip, kadangi ir pats esu refinansavęs, tai irgi visada bankas tavęs paprašys atsiųsti paskutinių tavo mėnesių atlyginimo, įplaukų ir panašiai. Tai čia su individualia veikla, tai čia, bet jeigu žmogus darbo santykiais, darbo santykiais, tai ten jie jau, kaip pasakyti, jie ten jau patys ten pasitikrins. Nebent tavo darbovietė keitis, tai gal darbo starties paprašys, bet su darbo santykiais ten neprašo paskutinių ten 12 mėnesių ar ten 24 mėnesių banko sąskaitų išrašų, kur ten matytų, kur tu pinigus leidai ir iš ko gavai. Bet žodžiu, neįmanoma. Neįmanoma. Ne paskutinis buvo dar klausimas iš mūsų elektroninio pašto, buvo parašę irgi klausytojas, parašė, ką manote apie investiciją į Corner apartamentus. Sumokėjom už reklamą ar ne? Klausimas. Ne. Nu tai tada ačiū visiems. Ne, jo. Jo. Apie Corner tai viskas puikiai investicija, viskas gerai, šiek tiek kitoks modelis, nes labai daug žmonių galbūt nori turėti
savo tą, kaip sakant, daiktą pačiam ten kontroliuotai, ten keisti, nežinau, patalinę, dar kažką, tu turi būtinai ten ateiti patikrinti, kai aš ten kai kurios būtus išnuomoju ir ten sako, bet kodėl savininkai ten kiekvieną mėnesį pas mus eina, aš nesuprantu. Tai vat yra tokių žmonių tipas, kur ten nori būti, nori žiūrėti, nori prižiūrėti būstą ir panašiai. Corner nuomos tipas būtų šiek tiek kitoks, tai jūs atiduotumėt viską viešbučiui, patyrusiam, aišku, ten su didelė patirtim, tas viešbutis, viskas ten yra gerai. Klientų srautas ir panašiai. Didelis klientų srautas ir panašiai, tas pats Corner pastatas, kas nebuvo, tai irgi nueikit, pasižiūrėkit, puikios laiptinės, puikus vidus, viskas labai moderniai atrodo, pirmam aukšte kavinė, man atrodo, ir yra, tai žodžiu, viskas aukščiausiam lygiai, jūs tiesiog pasyviai tiesiog investuojat pajamas ir gaunat pasyvės tiesiog pajamas nieko nedarydami. Tai iš esmės jie, kiek aš žinau, prognozuoja visada apie 7-8% pajamų. Tai visi mėnesiai pas juos svyruoja, vienas mėnesis geresnis būna, kitas mėnesis blogesnis, bet visumoje... Čia metų gal tokį pajamų. Jo, jie kaip pasižiūrim metus ir kas yra iš praktikos, aišku, ten kiek teko domėtis, kas pirko būstus pačioj pradžioj, tai ir 10% investicinė grąža netgi generuoja, nes automatiškai vis kažkiek parduotų būtų. Jo, bet kas dabar nusipirktų, tai iš esmės 7-8%, manau, tikrai ten sugeneruotų jums ir toks tiesiog, irgi puikiai investicija, manau. Tai... Bet jinai turi ir tam tikrų rizikų. Kaip ir visur. Čia, žinai, kiek viešbutis laiko veiks, turbūt kitiems, žinai, yra klausimas, ar jisai nebus, kad sakys, mes nebeoperuojam ir, tarkim, jūs čia pasimkit ir, turbūt, žinai, tai visą laiką įsivertinkit, bet jo, manau, kad čia tokia, tam žmogui, kuris klausia, kad atsibodo 5% grąža, 4-5, pasižiūrėt ir čia įdėt pinigus, viskas. Irgi, pasiskambinkit. Bet nedaug likučių, man. Apie 90% yra parduotojų. Ja, kažkas dar liko, galbūt būtent tas būtas ir jūsų laukia. Tai pasiskambinkit, kam įdomu. Pasiskambinkit, mano telefonas 0. Tai ačiū už klausimus. Šiandien maždaug tiek. Ilgai, man atrodo, mes čia dirbam. Bet normalu, žmonėm reikia atsakyti, tai viską atsakėm, manau, tikrai... Į visus klausimus atsakėm, ką parašėt. Galim anonsą sekančios laidos turbūt padaryti. Tai aš dar tikiuosi, kad tie, kas uždavė klausimą ir gavo atsakymą, tai jie jau tikrai paspaus laiką ir nusiūs savo draugams. Subscribe jau, manau, visi yra paspaudę. Tai tiesiog yra tikslas ir noras, kad mūsų turinį matytų daugiau žmonių. Mes būtumėm labiau matomi ir, kaip sakiau, praeitoj laidoj, būsim labiau matomi, žinomi, mums pavyks pasikviesti galbūt ateityje dar geresnių pašnekovų, tą patį Visvaldą iš Kauno. Dar geresnį. Taip. Arba patį Kauną. Pasikalbėti, taip, Kauną ir aptarti įvairias įdomias temas. O sekančioje laidoje paruošim temą apie prognozes 26 metam. Taip? Taip. Arba metų įvykius, kas įvyko 25 metam. Pamatysim. Čia gal bus ir tas, ir tas. Susitarsim, o jūs iš tikrųjų pakomentuokit, kas galbūt nesutinkat, pavyzdžiui, su mūsų nuomonėm iš tos klausimus. Ten kalbėjom apie Baltupį, Sakus, Optimistą, tai gal turit Revingi, gal kažkas kitaip, pavyzdžiui, yra Revingi nusipirkę ir mums parašys, jūs neknyskit man proto, aš ten gyvenu ir man ten yra labai viskas faina ir panašiai. Dėl to taip ir sakot. Jo, ir ką jūs išnekat, ubagai. Tai tai jūs parašykit savo nuomonę, mums jinai irgi įdomi yra ir kuo daugiau komentuosim, kuo daugiau bendrausim, tai bus viskas gerai. Ir, gal jau nedarykit to heito Arūnui, vis tiek, jisai darykit, viskas gerai, man patinka. Jisai ima vis tiek iširdį. Aš tai dar vis tiek pertraukinėsiu, tai bet kuriuo atveju. Ir heiteriam, ir ne heiteriam, ir tie, kas palaiko, ačiū, kad žiūrit. Ir pašau. Žiūrėkit ir toliau. Iki. Tai ačiū ir iki kito karto. Iki.